esame prie Seimo šiuo metu ir nusprendėm tokį vieną klausimą praeiviams užduoti. Aušra uždavinės, o aš filmuosiu. Klausimas yra toks. Kaip jums atrodo, jeigu žmogus jau pensininkas, jam daugiau negu 65 metai, ar jis gali būti dar Seimo nariu, vadovauti vyriausybei, būti ministras? Manyčiau, kad ne. O kodėl? Jeigu norit, galite nesakyti. Ne, man atrodo, jo tokiam amžiui jau reikia galvoti apie savo poilsį, apie pensiją. Nariu tikrai taip. Nuo tam tikro amžiaus, manyčiau, turėtų sustoti vadovauti. Tam tikro, tai sakyčiau, žiūrint į Amerikos realijas, ar ne? Nenorim 80-mečių. Nėra vienareikšmio atsakymo. Bet aš supratau vis labiau, kad jeigu vadovaujančios pareigos ne. Priklauso nuo to, kiek vadovaujančių. Vadovauti šaliai žmogus 80 metų tai yra sveikatai stiprus krūvis. Aš nemanau, kad tiek gali apriepti 80. Tu gali būti patarėjas, pats svarbiausias ir gerai apmokamas be abejo. Bet vis dėlto sprendimus priimti šalies mastu, jau 80-mečiai neturėtų, nepasitarę. Ačiū labai. Pasižiūrėti pasaulinėje situaciją, tai Trumpas vyresnį negu 65 metų. O čia gerai? Nežinau, čia priklauso nuo požiūrių, kam gerai, kam blogai. Bet jums, aš jūsų nuomonės. Man tas pats iš tikrųjų. Puikus atsakymas, ačiū. Man atrodo, senyvo amžiaus žmonės, jie kaip ir biškai praranda galimybę viską apmastyti, viską teisingai atsakyti. Man atrodo, tokia yra tas. O tavo? Aišku, yra patirties klausimas. Patirties, aišku, daugiau, čia tiesa, bet irgi su amžium sveikata negerėja, aišku. Tai čia būtų tokia, kaip sakyčiau, rizika. Labiau rizika, rizikingas variantas. Taip. Aš nemanau, kad galima taip konkrečiai atsakyti, tiesiog turbūt situacinis klausimas. Kai kurie gali, kai kurie galbūt ne. Čia toks atsakymas jūsų apie nieką. Ta prasme... Aš čia... Pasistengti labiau. Ne, mums tinka visi absoliučiai. Čia tas pats kaip teist visuomenę pagal vieną žmogus vieną nusikaltimą. Tai čia turėtų būti gal kaip su vairavimu. Pavyzdžiui, nuo tam tikro amžiaus yra kažkokių daugiau rodiklių, saugiklių dėl sveikatos. Nuo tam tikro amžiaus nebeduočiau. Yra. Dėl savęs. Taip. Taip, bet 65 gal dar nebūtų tas amžius, kur negalėtų vairuoti. Ja, čia tokia linija, ties kuria per daug turbūt būtų generalizavimas, jeigu ties 65 būtų brėžiamas toksai bruožas. Bet jau ten 75, kokie manau, kad jau tikriausiai būtų toks tikrai limitas. O jūs, Justina? Aš manau, kad turėtų būti amžiaus riba, bet 65 gal nebūtų ta riba irgi, nuo kurios atsispirčiau. Bet biškelį jau daugiau, nežinau, Trumpo pavyzdį paėmus. Arba Bideno to paties. Jo, bet jie abudu seniokai, ten 80 arti, 65 dar būtų... Taip. Žilalaidė tai yra laida skirta vyresnio amžiaus žmonėms arba apie vyresnio amžiaus žmonės. Šios dienos tema vadinasi, ką mums reiškia būti pensijoje. Kodėl mes šią temą pasirinkome, klausiu Aušros. Aš netokia oficiali, tai aš neprisistatysiu tikriausiai. Taip žinote, kam įdomu, kas aš tokia. Tai iš tikrųjų tema labai paprasta. Kai jūs suvedat, pabandykite, aš tą iš ryto padariau šiandien, suvedi skaičiukus senatvė ir tada iš karto išpuola keli žodžiai. Baimė, kažkodėl bijoma labai raukšlių. Dar labai visi bijo žilų plaukų. Mes tai labai džiaugiamės mūsų pavadinimu, tinklalaidės Žilalaidė, nes mes abi labai žylos, bet aš manau, kad šiais laikais bijo žilų plaukų yra komiška vien todėl, kad nueini iki artimiausios parduotuvės ir už bet kokią kainą gali puikiausių dažų nusipirkti, tik tai labai susitaupo, kai Dievas padažo. Tai nesuprantu šitos dalyko. Antras dalykas, žmonės labai bijo raukšlių. Šiaip, aš pavyzdžiui, jau beveik 6 metai geriu vaistus, kad būtų, man kovotų su vėžiu, su kuriuo aš senai sirgau, ir pagrindinis rodiklis, jeigu pradėsiu vaistai gerai veikti, atsiras raukšlės. Tai, žinot, būna įvairiai. Ir jos, žinokit, nelabai nori. Ir kai aš pamatau kokią raukšlelę, veikia. Tai irgi gali būti kitaip. Dar yra vienas dalykas, irgi paskaičiau, labai juokiausi. Kaip senam žmogui paaiškinti, kad jis senas. Šitas puslapį aptikau pas žmonės, medicininės įrangos pardavėjai ir pardavinėja pampersus.
Ir visas jų marketingas, visa rinkodara ant pampersų pastatyta. Nu, šiaip tai yra, žinokite, tokių jaunų žmonių, kuriems reikia pampersų, nes tokios lygos yra. O jeigu tu esi senas, tai nebūtinai tau jų reikia. Tai, vat, aš gal tokį drastišką, pavyzdžiui, pasakau, bet jūs kitą kartą pasižiūrėkite, vat, kai skaitote, kaip pristato. Tai ir, pavyzdžiui, jeigu koks senesnio, vyresnio amžiaus žmogus yra, ar ten senas žmogus, tai jisai pasirodo yra gyvas, protingas, įdomiai šneka, tai būtinai, nors senas sako, bet matai, kaip protingas. Žiūrėkit, tai mūsų tikslas, čia mes susitikinėsime šitoje žieladai, šnekėsime apie visokius dalykus, kurios mums įdomios, nu, su Rasa, ir svečių pasikviesime, kaip šiandien turim ponę Violetą. Visus patardysim, labai tikiuosi, kad nuomonės bus skirtingos. Ir mes šnekėsim tiesiog apie tai, ką man reiškia. Man asmeniškai, aš jau lyg ir galiu iš karto pasakyti, man pensija reiškia laisvę. Aš noriu atsikeliu, noriu skaitau, noriu neskaitau, man nereikia nustatytų laikų eiti skaityti paskaitos arba dar ką nors. Aš galiu pasakyti, ne, šiandien nenoriu, kas man visą gyvenimą šito labai trūko. Tai man pensija yra laisvė. Be abejo, aš esu sveiko proto ir suprantu, kad galėčiau taip mikliai judėti, turėti sportuoti. Nu tai einu sportuoti. Bet tas irgi yra labai miela kartais. Na tai va, tai tokia mano yra ta pozicija. Ir tuo aš ir ketinu dalintis. O dabar įdomu būtų sužinoti mūsų viešnios Violetos nuomonę, požiūrį ir ką jai reiškia būti pensijoje. Aš čia gal iš mūsų trijų turiu ilgiausią tą pensijinį stažą, aš jau 8 metai kaip pensijoje. Ir gal esu vienas iš tokių retesnių egzempliorių, kuris labai ruošėsi tam pensiniam amžiui. Man tai buvo labai natūralu, bet aš paskui supratau, kad aš mažumoje turbūt, ne daugumoje. Mano vyras šiek tiek anksčiau išėjo į pensijas, šiek tiek už mane vyresnis ir aš mačiau, kaip jam trūksta to darbo. Bet čia gal daugiau vyriška savybė, jie labiau pasineria vienį darbą. Tai aš stengiausi savo hobį sugalvoti, nuėjau mokytis į dailės mokyklą turėdama 50 metų ir tikslas buvo vienintelis - pasiruošti pensijai, išbandyti kuo daugiau, turėti hobių, turėti užsiėmimą. Nedaug žmonių taip šitaip ruošiasi. Ir ne tik, aš taip pat susiplanavau keliones egzotiškas, kurias aš dar galiu, kol aš uždirbu neblogus pinigus. Nes paskui, kaip žinom, iš pensijos jau keičiasi ir šitas dalykas. Tai kelionių planą įvykdžiau, dailės mokyklą baigiau, sudalyvavau vienoje parodoje su savo tapybos kūriniais. Ir kas juokingiausia, tai išėjus į pensiją, aš vis tiek, nors labai ruošiausi, vis tiek tas gyvenimas pasirodė kitoks. Aš dabar galiu pasakyti, kad netapau, bet meno neužmačiau, aš darau papuošalus, bet visas tas transformavosi ir kito. Iš kelionių planą, kaip sakiau, vykdau dar ir dabar, randu galimybę pakeliauti, tik tai ne taip toli, ne taip ilgai ir ne taip gal brangiai, bet su šito irgi viskas tvarkoj, bet nuomonė apie tą pensinį laikotarpį mano pasikeitė iš esmės. Į gerą, į blogą, ar kaip? Nei į gerą, nei į blogą, tiesiog viskas kitaip. Vat man atrodė, kad aš paliksiu darbą, kuris mano buvo toks labai, kaip čia pasakyti, su dideliu ratu žmonių, su įvairiomis problemomis, su komandiruotėmis ir taip toliau. Ir aš labai bijojau, kad aš atsidursiu staiga sėdžiu namuose ir neturiu ką veikti. Nu taip tikrai neįvyko. Man pasirodė, kad darbo yra tiek ir dabar, kas nori su manim susitikti, aš turiu planą 2 mėnesiam į priekį, kartais iki pusvalandžio. Šiandien turiu 6 susitikimus arba renginius. Tai vat taip gavosi, kad aš nesėdžiu ir netapau, hobiui savo turiu tikrai nedaug laiko, bet veikla mano pasidarė dar platesnė, dar didesnė negu kad pensiniam laikotarpiu, bet esminis skirtumas, kad aš darau tai, ką noriu. O darbe nedariau tai, ko noriu, dariau tai, ką reikia. Ir kuom pats didžiausias džiaugsmas iš to laikotarpio yra, vat, kaip ir Aušra truputėlį minėjo,
tai susijęs su laisve, bet ypatingai su to punktu, kad darai, ką nori, gali rinktis ir gali netgi rinktis tokią tiesiog misiją. Pavyzdžiui, man labai patinka propaguoti Lietuvoje savanorystę, kurios yra akivaizdžiai mažai. Ir aš to užsiimu ir jaučiu man labai patiko mano darbas, bet dabar aš jaučiuosi tokia dar daugiau naudos teikianti visuomeniai negu kad... Mes dar patardysim, kokią savanorystę yra. O dabar Aušra savo dabartinį gyvenimą apibūdino vienu žodžiu laisvę. O kaip tu apibūdintum vienu žodžiu ar vienu sakiniu? Apskritai, va tą laikotarpį, ypač pirmus 5 metus, kai buvo laisvė ir nebuvo jokių sveikatos problemų, tai aš pavadinčiau aukso amžium, savo aukso amžium, todėl, kad tai nepaprastai geras laikotarpis, iš tikrųjų turi laiko, tai kaip ir tada neturėjai, dabar neturi, bet dabar turi laiko savo, iš tikrųjų, dabar nori šokti šokį, 2 kartus į savaitę šoku. Darbo metu aš neturėjau tiek laiko. Turi laiko, iš tikrųjų, nori susitikti su draugu, kad ir susiplanuoji ten už 3 savaičių, bet vis tiek gali rasti laiko. Ir visa tavo veikla yra tik tokia, kur tu matai prasmę, išmoksti pasakyti ne, nes savo viršininkui ne visada galėjai pasakyti ne. Negalėjai. Ir jeigu tu turi įsipareigojimą, tu turi jį vykdyti. O dabar tu prisimi tuos įsipareigojimus, kuriuos nori ir gali vykdyti. Tai čia man yra tikrai vienas iš laimės komponentų. Kai aš sakiau žodį laisvė, tai panašiai tai ir turėjau galvoj. Aš užsijėmus, aš norėčiau mažiau būti užsijėmusi, bet aš žinau, kad visą tai, ką darau, yra tai, kas man įdomu. Ir jeigu neįdomu, sakau, nepritariu. O tau? Jeigu reikėtų apibūdinti vieną frazę, tai aš tai pavadinčiau gyvenimas be žadintuvo. Man tai labai svarbu, galima pavadinti ir kitaip, gyvenimas be streso, mėgautis gyvenimu, bet man gyvenimas be žadintuvo tai reiškia viską. Pirmiausia, aš esu pelėda ir man žadintuvas kiekvieną rytą keldavo stresą ir aš turėjau taip gyventi, o dabar aš galiu natūraliai prabusti, tada galiu planuotis laiką, kaip aš noriu ir trečias dalykas, esu pati savo bosė, kas irgi labai svarbu ir ką mes turbūt visos irgi tą jaučiam, kaip gerai būti, kai gali būti pats savo bosas. Tai jeigu nenoriu kokios nors veiklos, be abejo turiu labai daug, bet jeigu nenoriu, tai aš galiu nedaryti, atsisakyti tos veiklos, pasirinkti kitą ir taip toliau. Viską sprendžiu aš, ne koks nors iš manęs esantis bosas, nors man patiko mano darbas, bet viską dabar jau sprendžiu aš. Tai man va tas gyvenimas be žadintuvo ir pati savo bosė turbūt patys svarbiausi dalykai. Aišku, yra buvimas pensijoje, bent jau man asmeniškai, tai turi vieną akivaizdų minimumą, tai yra sumažėjusios pajamos. Be abejo, gyventi nebegali taip kaip anksčiau. Tarkim, aišku, esu pavalgiusi, šiltai aprengta ir gyvenu šiltose jaukiuose namuose, bet tarkim, man trūksta pinigų kelionėms. Po Europą taip, bet jau po pasaulį trūksta. Bet negali visko turėti iš karto. Nes kad ir kiek turėtum, vis tiek ko nors neturėsi. Jeigu turėsi rūmus, galbūt tu neturėsi lėktuvą, jeigu turėsi lėktuvą, galbūt neturėsi nuosavos salos ir taip toliau. Tai tiesiog pasveri, bet vis viena, tie geri dalykai yra tie psichologiniai dalykai, veiklos dalykai, nusveria tos materialinius kažkokius finansinius. O koks jūsų minusas? O aš galiu pasakyti apie tai, kad su kuo aš susidūriau ir būdama tarp įvairaus amžiaus žmonių, aš to nepastebėdavau, bet kai dabar mano terpė vis tiek daugiausia pensinio amžiaus žmonės, kad čia taip gražiai viskas neatrodytų apie tą aukso amžių, tai aš pastebėjau ir tokių ir neigiamų mūsų kartos ten ir bendruomenės savybių. Pavyzdžiui, aš gyvenu centre.
Ir žinokit, nuo 12 iki 1 atrodo būtų savaime suprantama, kad mes turėtumėm užleisti vietą dirbantiems žmonėms. Jiem reikia kažką nusipirkti, papietauti ir taip toliau. Nugrūdasi pensininkai va tuo laiku į parduotuvę. Negalvoja apie dirbančiuosius. Kartais net ir tam pačiam troleibuse dar žmogus nespėjo, tas jaunas žmogus, ar atsistoti, ar pamatyti, ar dar ką, jau pradedam rėkti, kad jau jis ten vietos tos neužleidžia. Lankau paskaitas, tai taip, vat, iš paskaitos išeina pensinio amžiaus žmogus tada, kada jam patinka. Eina pro lektorių ir negali sau to leisti, jauni ir dirbantys žmonės, jie taip nedaro. Vyksta kažkoks atsipalaidavimas, kai kada per didelis. Dėl aprangos turiu labai daug komentarų, gal čia aš nežinau, ar verta užimti čia tą laiką ar ne, bet, tikrai, ten jeigu dar galva išsiplovė gerai ir žodžiu, ateina bet kaip apsirengę ir iš tikrųjų nesvarbu nei koks oras, nei koks noras, bile kaip. Tai paskui mes kovojam, kad požiūris į mus blogas. Tai rodykim pavyzdį, turim laiko, turim susitvarkyti. Aš nekalbu apie madas, aš nekalbu apie kažką. Bet šiek tiek to apsileidimo man žiūrint į senjorus yra per daug. Palietė gerą temą, aš kaip tik pridursiu trumpai. Mane stebina, kai yra vyresnio amžiaus žmonės, pensinio amžiaus žmonės, tampa, nesuprantu kodėl, zyzekliais, bambekliais, nepatenkintais. Šitoks šaunus gyvenimas. Klausykit, mes galim pasirinkti, ką veikti, kaip veikti, kada veikti, kodėl reikia bambėti, kodėl reikia zysti, kodėl reikia būti nepatenkintams. Džiaukis, kad mėgaukis, kad tu pasiekė tokį amžių, vis dar gyvas ir dar gana sveikas esi. Tiesiog mėgaukis to gyvenimu. O tu ką manai, Aušra? Minusai kokie? Mhm. Laiko man labai trūks. Aš iš vienos pusės tą patį pasakiau 2 kartus. Ir kaip pliusą, ir kaip minusą aš mačiau tą patį. Man trūksta laiko. Šiandien atėjau čia, Vasarasas sakau, visą dieną suėdė, 2 turėjau pokalbius po 40 minučių telefonu. Šiaip tai, jeigu būčiau išėjus ir su tai žmonėmis būčiau, pokalbiai buvo tokie, mano ta tema apie politiką, ten, kur mes... Dalykiniai. Tokie, gal, man politika yra malonus, įdomus dalykas ir mūsų tie pošnikai, tokie intelektualiai politiniai, mes ten aptarinėjome labai tokius, ypač vienu jaunu žmogum, visai tokius mokslinius elementus. Bet aišku, jeigu aš išeičiau, tai dar laiko dar daugiau užimtų, tai jau geriau telefonu papliūti, tai jam turbūt ir man. Dar aš vieną dalyką pasakysiu, kad aš kažkokių ypatingų pretenzijų seniems žmonėms neturiu dėl vienos paprastos priežasties. Aš kažkaip labai jų mažai matau prie save. Mes su Rasa gyvename Antakalnio, miesto centre, taip šnipkis. Čia dauguma būtų užima jauni žmonės. Apie mane praktiškai jauni žmonės gyvena. Aš savo name, jis tas toks nuomojamas, ten visai tai nuomojami visi būstai. Tai tiesiog mano amžiaus žmonių ten daugiau nėra. Aš ten vieną kartą vieną ponę pamačiau vyresnio amžiaus, taip nudžiugau, po to pasirodė, kad čia mama atvažiavus vaikų aplankyti. Tai negyvena. Taip, Šnipiškėse taip atrodo, kad mes vienos iš vyresnių esam. Jau mes tokios, gal ten tų vyresnių žmonių, ten kur tie seni nameliai rastų, bet... Bet aš nueini turbūt, ten yra vyresnio amžiaus žmonių. Taip, bet ne, aš nesakau, kad aš nematau senų žmonių, bet aš tiesiog sakau, kad bet to mano kažkaip bendravimas, aš iš vis turiu draugų daug ir geriausi mano draugai keli yra visiems po 25 metus. Jie man tikrai yra draugai, tas gali komiškai skambėti, bet aš čia turėjau tokį širdies skausmą, man pasirodė, kad jau ten kažkas mane nuskriaudė, kiekvienam šitai būna. Ir aš paskambinau vienam tokiam draugui, sakau, man čia viskas blogai. Atbėgo, mes abu pasidalinom, jis ten savo amžiaus problemomis, dažniausiai tai būna, žinote, tokios jausminės. O mano tai, iš vis kažkas ten manęs kažkaip netaip pasakė. Tai, suprantat, tai ir aš kartais net galvoju, ir kur tie dabar vyresni žmonės. Tai gerai, kad Rasa yra, čia mes. Tai iš dalies, suprantate, kai žmonės pradeda zirsti, jeigu mano atsakymas būtų į klausimą, aš apie tai dažnai skaitau, kad jūs tokie, anokie,
nu, apie mūsų vyresnio amžiaus žmonės, man labai dažnai atrodo, kad pirmiausia, mes nelabai turėtume dėl to gal labai pergyventi, ką ten apie mus galvoja, nes paskaitykime, ką mes rašome apie jaunus žmonės, bet kas mane kartais šokiruoja. Ir knygų jie neskaito, ir ano jie nedaro, ir telefonė sėdi. Labą dieną. Kai įlipu į troleibusą ar autobusą, tai visada visi vyresnio amžiaus žmonės sėdi telefone, lygiai taip pat kaip jaunimas. Nereikia verkti. Skaitimas irgi yra, ne pasaulio centras yra skaityti. Dabar žmonės turi, kai mes vaikystėje daug skaitėm, tai mes neturėjom, televizorius buvo, bet tu žinai, kad vakare bus 15 minučių multikas, jau ten lauki visą dieną. Dabar tą multiką gali bet kada pažiūrėti. Tai gal nereiktų šitaip kartais ir mums zirsti. Be abejo, ir mūsų karta mėgsta kai kurie atstovai pasakyti, o dabar jaunimas vertybių neturi. Tai čia yra tikrai absurdas, bet dažna tokia frazė. Šiek tiek kinta vertybės, šiek tiek, bet jos kinta tikrai ne į blogąją pusę. Dabar jaunimas iš tikrųjų, kaip bent vienos sociologės paskaitą klausiau ir jinai atkreipė dėmesį, kad dabar vertybė daug didesnė teisingumo jausmas naujos kartos ir dar mūsų buvo vienos vertybės, dabar šiek tiek jos kinta, bet tai nereiškia, kad blogėja. Tas kartų konfliktas yra amžinas kaip pasaulis ir čia nebe to ir tai gal nereikia kreipti daug dėmesio, nes taip žmonės yra įpratę ir taip buvo, yra ir bus. Šiek tiek mums vieniem kitus suprasti kartais būna sudėtinga, bet jeigu tą priimi ir pasidomi, o kas dabar kitaip, tai nuo to abi pusės išlošia. Aš vieną dalyką tiksliai žinau, kurio dabar jauni žmonės nežino, o mes žinom. Aš manau, kad visos trys žinom. Jūs žinote, kokio skonio yra pušų ir eglių spygliukai. Arba koks skonis, kurios gėlytės, ten tokie visokie tai. Aš viską žinau, kokio skonio yra pagaliukas, kurį ištraukė iš šito, skruzdėlių namelio. Tai tu ką žinai nuo vaikystės? Taip. Va tai, žinokite, bet aš kiek jaunų žmonių šito tai aš sakau, turbūt žinot. Mes visų kiemo... Ir dar gėlytės, kurios ten labai saldus. Taip, visas žinojom ten... Mes nežinom tų gėlyčių gal pavadinimų, bet aš žinau, aš Ronžėje, Palangos tas upelis, kuriam nežinia, kas dabar sugalvoti kažkokį keistą vardą davė, jis vadinosi Ronžė mano vaikystė. Tai žodžiu, Ronžėje mes ten ir kažkokius tai keistus daiktus, lyg tai žuveles suvalgydavom konservų, ne todėl, kad namuose buvo badas, todėl, kad reikėjo patikrinti. Mes ant lauželio įsivirdom. Tai man atrodo, kad kartais jauniems žmonėms bet šitas momentas gyvenimo yra praėjęs. Ar jis būtinas? Nežinau, jie turi savo malonumų. Taip. Jie turi kažkokių kitokių savo. Mes augom kiemuose, o dabar auga jaunimas kitaip. Daugiau lavinimo, daugiau tokios būrelių veiklos ir taip toliau. Tiesiog kiti laikai mes čia negalim kalbėti geriau ir blogiau. Tai buvo. Buvo, bet jų ne tiek buvo kaip dabar. Nežinau, muzikos mokykla kas antrą lankė. Ir aš smuiku grojau. Aš turiu tokį klausimą visoms trims. Kai atėjo pensinis amžius, ar susimąstėte, gal dar toliau tęsti savo veiklą, ar vis dėlto rinktis jau pensininko gyvenimą? Man dabar per tos, visai aš savo karjerą užbaigiau 24 metų vasarą. Ar pagalvoju, kad mano kadencija baigėsi Liepos 1. Ne, aš iš karto. Aš eidama 20-ais, man po to sakiau, tai kodėl? Ašgi pasakiau, aš noriu turėti gyvenimą savo. Aš jį iš tikrųjų atidaviau kitiems žmonėms. Žmonės labai sunkiai įsivaizduoja. Žmonės suda, tu nueini į politiką, nieko neveiki ir jau ten rojus. Arba nueini paskaitą skaityti, tai kažkaip žmonės yra labai sunkus darbas. Dėl to mes ir klausinėjom šiandien, kaip jūs žiūrite. Suprantate, todėl, kad tai yra iš tiesų, jis ne tik intelektualus, jis iš tikrųjų yra labai konfliktiškas. Tu turi visą laiką įtampą socialinę, tave įvairiai vertina. Ir jeigu tu tam atiduodi visą širdį, tai yra ypač politikoje, kas atsitinka, tai yra darbas, kuris praktiškai neduos tau tos
pozityvios energijos. Nes kada mes turime konfliktus, o mes jos pastoviai politikoje turime, tai tu visada labai gausi. Aš kaip visiems sakau, mano visas kūnas mėlynėm nusėtas. Tom ne fiziniam, bet... Tai, ar tai mane labai jaudina? Ne, bet aš tiesiog noriu dabar gyventi ramiau. Visiems man ką nors tokio parašo, aš pasijuokiu. O Violeta, kaip? Aš iš pradžių. Ar galvoju dar dirbti toliau? Aš dirbau valstybės tarnyboje, tai ten yra nuribojamas tas amžius ir išeini. Ir būčiau dar mielai porą metų gal padirbusi, bet buvo toks trumpas laikotarpis, o po to visą laiką labai džiaugiuosi, kad nedirbu, dabar jau tikrai nebenorėčiau, bet nenorėčiau tokio darbo, kur aš būčiau nuo ko nors priklausoma. O kitokį darbą tai aš ir dabar dirbu labai daug. Ir iš tikrųjų savanoriškai. Ir kodėl mūsų tokia nuomonė šiek tiek gal ir išsiskyrė apie tą kartą, tai aš dirbu daug labai organizacinio darbo būtent su vyresniais. Ir aš matau, turiu taip pat draugų asmeninių jaunų, su kuriais man labai smagu ryšį palaikyti. Ir labai greitai viską. Ir turiu, kad ir tam universitete turiu globotinių tokių, kur mentorė esu, bet šiaip organizuoju savo bendraamžiams arba vyresniems žmonėms veiklą ir labai matau tokias tendencijas ir pliusus ir minusus ir jau mano gyvenimas taip susiklostė, kad aš apsupta būtent tokio amžiaus žmonių. Ne, tai bet čia gerai, kad mes turim skirtingas patirtis. O dėl ar tęsti veiklą, tai aš iš dalies, kaip žinote, tęsiu veiklą, dar šiek tiek dirbu toje srityje žurnalistikos, labiau kaip redaktorė ir kaip autorė, bet tai yra dalinis užimtumas, tai maksimum porą valandų per dieną, arba kitaip darant ketvirtis etato, tai čia man tai yra, tai nėra tokia tikra darbinė veikla, bet yra toks dalykas, noras prabūsti be žadintuvo, aišku, bet kai atsikeli, tu turi kai ką labai konkretaus nuveikti, aš tą konkretaus nuveikiu ir tada jau šoku, dainuoju, darau, ką noriu. Aišku, nešoku, nedainuoju, bet turiu galvoju, kad jau galiu planuotis, aš irgi sakydama, kad visai nieko nedarau. Tai netiesa, aš pernai turėjau pusę metų kultūros tarybos stipendiją versti Keinso knygai. Aš jau išverčiau, viską laiku padariau, tai yra pinigai ir man jie buvo svarbus, aš padedu kai kuriuose reklaminėse kompanijose, ten buvusiam savo universitete žmonėms, aš turiu individualią veiklą, jeigu ten kas nors, aš be abejo galiu skaityti paskaitas, aš galiu rašyti, galiu versti. Tai ir jeigu ten koks nors atsiranda darbelis, tai aš su malonumu jo imuosi. Jeigu iš to, ką aš moku, suprantu ir galiu. Bet ar aš norėčiau tokio darbo, kad atsikeli ir eini darbą? Jau ne, jūs jau man atleiskite. Aš irgi to nenorėčiau. Aš jau šito ne. Nes, suprantat, darbas, aišku, šiais laikais yra lengviau trupučiuką vien dėl to, kad tu su nuotoliu dirbi. Tu gali net nematyti. Ne kiekvienas gali. Ne, bet jeigu tu, mano profesija ir tavo galima, ir manau, jums sunkiau, jeigu jūs tai žmonėm turit susitikti. Tai man tas darbas, aš nesakau, kad man ten nepraverstų koks nors pinigėlis. Aš, žinote, turiu vaikų, anūką, draugių ir ten irgi turiu svajonių ir galiu jiems sėkmingai ir padalinti. Tai aš manau, kad mes visos trys čia kažkokiu ir aš projektiniai veikloje kartais dalyvauju, bet tai čia yra ne tas pats, ne kasdienis įsipareigojimas. Čia ne tai, kad... Žiūrėk, o vis dėlto yra žmonių, kurie nežino, ką jiems daryti, kai išeisi pensiją. Ir kartais tas perėjimas būna sunkus, kaip žinoma. Nenoriu būti, žinok, labai pikta, bet noriu būti draugiška, bet noriu pasakyti, gal vis dėlto tiesiog nesėdėti Facebook'e ir nezirsti. Tai nuo to pradėti, nesėdėti Facebook'e ir nezirsti. Facebook'ą čia apskritai nezirsti. Aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų manau, kad ko mums labai visiems trūksta, aš tą savo savanorystę turėjau kažkada, tai dabar aš nesavanoriauju šiuo momentu niekur. Tiesiai, bet aš, ano tūkstantmečio pabaigoje, kokiais 96 metais ar 7, mūsų bažnyčia
kur aš tuo metu lankiausi mišiose, kunigas pasakė, kad reikėtų nueiti į slaugos namus ir jeigu kas gali, nueiti į slaugos namus. Ir aš nuėjau ir aš turiu pasakyti vieną dalyką. Aš vaikščiau turbūt 5-6 metus. Ir tai yra vienas gražiausių dalykų, kurį aš savo gyvenime turėjau. Aš nežinau, ar dabar, pavyzdžiui, savo amžiuje man būtų lengva ten vaikščioti grinai fiziškai. Tai yra vis dėlto, bet aš nueidavau kartą į savaitę. Paskiau netgi turėjau tokią moteriškę, kur jau dažniau eidavau. Padėjau jai ten susirasti, dėl ligos neturėjau, paskiau koją jai amputau. Tai aš padėjau jai susirasti globos namus ir taip toliau. Ir tikrai labai ją prisimenu, tą Staselę. Ir aš visiems tiems seniems žmonėms, tuo metu tai jie vyresni už mane dabar buvo, aš jiems labai dėkinga. Ir galiu pasakyti už ką. Jie galbūt buvo tie, kurie man parodė tiesiog gyvai. Nekalbant mano močiutės, ten senelių, čia kita tokia. Bet žmonės iš išorės jie man parodė tą seno gyvenimo grožį. Nes mano Staselė, jinai amžinatilsis mirė kokiais 2003 ar 2004, jau dabar senokai, senai. Ir aš ją lankydavau Senavitoje ir kai jau galų gale man ten jau mamytė paskiau jau paskutinius metus praleido gyvenimo tose, tai kai aš nuvažiavau, tai direktorius sakė, sakau, aš pas jūs lankydavausi, žinom, jisai sakė, sakė, pirmadienį visi sakydavo, jau buvo atvažiavus Maldeikienė ir vėl pas Staselę. Nes žinodavo todėl, kad Staselė neleido rūkyti, ir tą koją neteko dėl rūkimo. O aš galvoju, kas senas žmogus. 80 ten jai tuo metu gerai, ten virš tų metų buvo, nes prašydavo cigarečių, aš jai nuveždavau. Aš manau, kad tai yra, prieš taisyklės, bet jie juokėsi. Sakė, jau kvepia, jau Staselė turi cigarečių. Suprantat, tas, kartais gal ir tą, ne tas, dabar ačiū Dievui mažiau žmonės rūko, tai gal toks dalykas nebebūtų aktualus. Bet tu iš tikrųjų pamatai tą visiškai, lyg atrodytų ne tavo giminė ir kitą žmogų, ir tu pamatai, koks jis yra įdomus, koks jo gyvenimas. Jis man ten pasakodavo visokias istorijas, baldus gamino su vyru. Netgi jinai man paliko, kai jau kraustėsi iš visų savo namų, ten jau nieko, tai man vieną kėdę jo su vyru daryti. Jis sakė, aš labai noriu, kad jūs ją turėtumėte, ir jinai pas mane yra kaime paprasta, bet jų padaryta kėdė Vilniaus balduose. Man jinai yra taip, kaip giminė liko. Ir jie mane išmokė tam tikro gyvo optimizmo, tie žmonės, aš jiems labai dėkinga. Tiesą sakant, aš tam tikrą prasme irgi savanoriauju, todėl kad subūriau seniorus į fotografijos klubą, tai yra fotoklubas, ir tiesiog nuostabu, kadangi mano yra pomėgis fotografija, pasirodo, tą aistrą turi mano bendramžiai ir, žinokit, tokie visi nepėsti, jeigu mes su dirbtinio intelekto pagalba kūrėme vaizdus ir atvirukus, ne tik fotografuojam telefonais ir kameromis, bet pažangės technologijas, žinokit, triauškinam kaip riešutukus. Tai va, aš tai netriauškinu, aš vis dar darau taip, bet jau jaučiu, kad nepatogu, skambinu telefonu, sakau, oi, čia žiūrėk, savo sūnai, ten kažkas čia man neveikia. Tai man labai gerai sūnus, jaunelis man sakė, tu man paspaudyk dar ten truputį ir veiks. Tai dabar aš pas Rasą bėgu, nepaudyk. Bet iš tikrųjų, esmė turbūt ta, kad visi galim rasti. Kažkas fotografuos, kažkas plėpės, kažkas rašys, kažkas dar ką nors. Galų gali čia irgi mes susikūrėm darbą, ne? Mes dabar čia visokių dalykų. Čia veikla. Taip, mes čia sugalvojame. Mes čia jums visokių dalykų papasakosime. Ir mes idėjų turime labai daug. Mes turime idėjų, ką jums papasakoti. Ir iš tikrųjų, ir aš taip norėčiau labai, kad mes, aš manau, kad mes taip ir darysime, kad mes kviestumėm ir savo amžiaus žmonės pasikalbėti, ir jaunus žmonės. Kaip jie mus mato, ko jie iš mūsų tikisi. Taip, mes labai norim, kad ir jaunesnio amžiaus žiūrovai labiau susipažintų, kas yra pensinio amžiaus žmogus, koks jis yra šiuolaikinis pensinio amžiaus žmogus, kokių turi džiaugsmų beje ir kokių turi problemų. Ne tik padėti spręsti mūsų amžiaus žmonėms, bet ir papasakoti jaunesniai kartai apie gyvenimą senjorų. Taip. Tai va. Tai va tokia yra ta mūsų koncepcija. Taip. Tai šiandien mūsų laida jau eina į pabaigą. Aš prašau, mes visos prašome jūs paspausti patinka ir, kas labai svarbu, pradėkite prenumeruoti Žilalaidę, dėl to, kad sulauksite tikrai įdomių laidų, įdomių
svečių įdomių kalbų. Jeigu jums patiko, ką mes kalbėjom, paspauskite like, ten žinote tą gerą daiktą. Jeigu net nepatiko, visiems paspauskite prenumeruoti, mums iš to gali būti naudos, mums reikia susirinkti auditoriją, kad paskiau žmonės galėtų žinoti. Ir mes tikrai pažadame, mes jau turim visokių idėjų, ką mes jums papasakosime. Ir iš tikrųjų stengsime, kad jums būtų įdomu, nes mes pirmiausia irgi stengsime, kad mums būtų įdomu. Tai jeigu tau pačiam įdomu, tai tada ir kitiems. Beje, rašykite komentaruose, kokiu temų norėtumėt, kokiu pašnekovu norėtumėt, kas jums rūpi, kas jums svarbu. Būtinai parašykite, mes į tai atsižvelgsime. Mes iš tikrųjų, jeigu galim, ir Rasa ilgai buvo žurnaliste, ponia Violeta turi didelį ratą pažįstamų. Aš pažįstu daugelį ten Lietuvos, vadinamo, politikos ar ten ekonomisto elito. Ir aš galiu, tų jau ten ryškesnių, aš juos praktiškai visus pažįstu. Ir mes galime su jais ten pasitarti, kad jie ateitų, atsakytų jūsų klausimą. Taigi, spauskite prenumeruoti, spauskite patinka ir iki kito karto.